Šį filmą sudaro 4 pagrindinės dalis. Kodėl tyčiojamasi, kaip tampama skriaudėju, kas nutinka, kai patyčios nueina per toli, nukreiptos prieš patyčias politikos formavimas mokykloje. Galite peržiūrėti visą filmą ištisai arba su diskusijų pertraukomis tarp atskirų dalių. Ženkliukas liūdnas veidelis žymi naujos dalies pradžią. Paskutinė dalis apie patyčių prevencijos mokyklos organizavimą yra skirta mokytojams, bet moksleiviams ji taip pat gali būti įdomi. Priede rasite detalesnę metodiką. Patyčios. Nekentėk tyloje. Patsy Palmer. Tyčiojamasi kasdien visoje šalyje. Daugiau nei milijonas vaikų per metus įsitraukia į patyčias. Dažniausiai su jomis susiduriama mokykloje. Patyčios skaudina, verčia jaustis menkais ir vienišais. Ypač jei tai išgyvenama tylomis. Aš tai žinau, nes iš manęs pačios buvo tyčiojamasi mokykloje. Jeigu prie tavęs priekabiauja ar iš tavęs tyčiojasi, netylėk. Žinau, lengva pasakyti, sunku padaryti. Vis tik dalymasi savo problemomis, tai pirmas žingsnis jas spręsti. Patyčios gali kilti dėl įvairių priežasčių. Patyčios prasideda darželyje ir pradinėje mokykloje. Maži vaikai gali būti kaip angeliukai. Jie taip pat gali būti tikri velniukščiai. Tačiau vaikus įmanoma išmokyti nesityčioti ir, kas dar svarbiau, netapti aukomis. Pradinėse mokyklose skriaudėjai kimba prie vaikų, kurie yra kitokie. Tony Robinson, aktorius. Nuo pat pirmos dienos vaikų darželyje žinojau, kad yra berniukų, kurie yra didesni už mane ir kurie gali mane pastumti bei pravirkdyti. Prisimenu savo pirmą dieną vidurinėje mokykloje. Vyresnio berniuko paklausiau, kur yra tualetai. Jis pasakė, iki savaitės pabaigos tikrai gausi galvą. Buvau žemesnis už kitus. Mano regėjimas buvo prastas ir dar atsikišę dantis. Storas vaikas. Phil Jupitus, komikas. Patyčios iš storo vaiko. Patyčių aukomis tampa kitokie vaikai. Juodaodžiai, storuliai, raudonplaukiai. Tai išoriniai skirtumai. Juos labai lengva pastebėti ir pradėti kabinėtis. Tu storas, tu storas. Joe Brandt, komikė. Galbūt esi juodaodis, gal tavo plaukai raudoni, nešioji akinius arba tavo didelė nosis. Visoje klasėje tikriausiai rastum tik vieną vaiką, kuris neturėtų bent vieno iš šių požymių. Taigi skriaudėjai turi iš ko rinktis. Jie gali susigalvoti bet ką. Tiesiog kitoks. Alan Davis, aktorius komikas. Mano mama mirė, kai buvau 6. Ir tai tapo tam tikra silpnąja mano vieta. Aš taip galvojau. Jaučiausi kitoks negu visi. Nežinojau nei vieno draugo, kurio šeima būtų panašiai į mano. Visi turėjo mamas ir tėčius. Štai taip aš jaučiausi nuolat. Be perstojo. Kartais net bijodavau pajudėti, kad tik kas nors ko nors nepasakytų. Ką nors sarkastišką apie mano patirtį. Lazdos ir akmenės gali sulaužyti man kaulus, bet žodžiai niekada nesužeis. Niekada nemaniau, kad aukos gali šitaip klysti. Paauglystę galima laikyti patyčių viršūnę. Tokio amžiaus vaikams tenka spręsti sekso, spuogų ir egzaminų klausimus. Po to seka patyčios.
Kiekvienas gali tapti auka. Berniukas ar mergaitė, storas ar plonas, juodaodis ar baltaodis, heteroseksualus ar gėjus. 20% paauglių kenčia ilgalaikę skriaudą. Aš manau, tai niekinga, kai žmonės kabinėjasi prie mažesnių ar tų, kurie yra kitokie. Ir tai dažniausiai nutinka tokiose vietose, kur net negalvoji, kad jie ims kabinėtis. Iš mane šaipėsi Liza. Gaila, bet iš manęs irgi šaipėsi. Daugiausia pradinėje mokykloje. Buvau gana naivi, jie nuolatos mane ignoruodavo arba vadindavo juokingais vardais ir panašiai. Jaučiausi tarsi esu nevykėlė, nes visi tyčiojasi. Juk jei būčiau normali, iš manęs nesityčiotų. Vien todėl, kad jie kitokie. Turiu galvoje, kiekvienas yra kitoks. Ir nėra kas užstotų. Nes ne kiekvienas gali pasipriešinti ir stoti tavęs ginti, nes ne kiekvienas jaučiasi pakankamai stiprus. Pradžioje, kai atėjome į šią mokyklą, prie mūsų kibdavo dėl mūsų ūgio. Šona neaukšta ir aš neįtin didelė. Vien dėl to, kad esi didesnis ar mažesnis, ar dar kas nors, ar kad nešioji akinius ir nelabai pasitiki savimi. Nebrandų žmonės taip elgiasi. Jie siekia įgyti daugiau įtakos. Jie tai daro, kad parodytų savo jėgą prieš auką. Patyčios leidžia jiems pasijusti labiau savimi pasitikinčiais ir galingesniais tarp savo draugelių. Skriaudėjas. Patyčios dėl rasės, kai kam gali tapti dar vieną skaudžią patirtimi mokykloje. Tai pravardžiavimas ar skaudinimas. Tai tiesiog vyksta. Neteisinga spalva. Tessa Sanderson, olimpinio aukso medalininkė. Na, kiek pamenu, tai prasidėjo, kai man buvo 12 metų. Ką tik pradėjus lankyti vidurinę mokyklą. Taigi, kai tas žmogus pradėjo prie manęs kabinėtis, man buvo šiek tiek skaudu. Marky Roiben, Aklin Bergley mokykla. Na, kai buvau 7-tokas, mano klasėje buvo toks berniukas. Ir aš įžeidinėjau dėl to, kad jis buvo žydas. Išgirdau jį pasakojant prasimanymus apie žydus. Pradėjau jam prieštarauti. Tada jis ėmė iš manęs tyčiotis dėl mano rasės. Pasakiau kelis dalykus, kuriuos žinojau apie žydus. Tada jam liepė paskaityti apie judaizmą. Ir netgi apie tai klausinėjo. Dabar suprantu, kokia jo kilmė. Pamačiau, kaip vaila tai buvo, ką aš sakiau. Jau ilgą laiką nieko blogo nebenutiko. Manau, kad jau atleidau jam. Jaučiuosi gerai. Su Ruiben dabar esame geri draugai. Jis kaip ir bet koks kitas žmogus. Manau, kad ABC programa, kuri įsisavinama mokykloje, itin padeda spręsti šias problemas. Bet kokios patyčios yra sąmoningai skaudinantis elgesys. Dažniausiai tai pasikartojantis elgesys. Patyčių aukos dažniausiai mano, kad negali apsiginti. Koks tai jausmas, kai iš tavęs tyčiojasi? Kaip galima sustabdyti skriaudėją? Skriaudėjai. 40% iš mūsų kartais būname skriaudėjais. Kaip tampama skriaudėju? Atpažink skriaudėją. Nelengva, ar ne? Skriaudėjas ne visada yra įtartinas. Kiekvienas iš mūsų galėtume būti skriaudėjų mokykloje, darbe ar namuose. Nuo seniausio iki jauniausio. Bet kodėl mes taip elgiamės? Matthew Welcher. Man patiko tai, kad kai eidavau mokyklą, žmonės traukdavosi man iš kelio. Niekas nieko negalėjo man padaryti. Buvau nepaliečiamas. Jei ruošiatės tapti skriaudėju, greičiausiai pradėsit namuose. Bet daugumą savo triukų išbandysite mokykloje. Tai tarsi pratybos visam likusiam gyvenimui. Matthew Welcher. Maniau, kad esu žiaurus. Mano tėvas buvo smurtautojas. Jis kabinėdavosi prie manęs ir užrakindavo kambarį. Iki kol man sukako 15, jis mane mušdavo. Nesijausdavau gerai net ir nuėjęs į mokyklą. Ir jei galėdavau pasijusti bent kiek galingesnis ar labiau savimi pasitikintis, skriausdamas kitus, taip ir elgdavausi.
Daugelis skriaudėjų yra aukos. Skamba gal ir keistai, tačiau patyčių aukos neretai tampa skriaudėjais. Juos paskatina baimė būti pažemintiems. Ar esi iš ko nors tyčiojęsis? Taip. Prisimenu, buvo porą kartų, kai tyčiojausi. Bet dabar su tuo žmogumi esame geri draugai. Vadinau jį storuliu. Daugiausia storuliu. Ar norėjai įžeisti? Ar tiesiog manai, kad visa tai te buvo juokai? Maniau, kad tai tik juokai. Bet dabar galvoju, kad tai buvo kiek žiauru. Alan Davis, komikas aktorius. Tikriausiai skriaudėjai trokšta turėti įtakos juos supančiam pasauliui, nes patys jaučiasi silpni. Ir jie gali paveikti kai kurių vargšų vaikų kasdienybę, kai suteikia jiems galios pojūtį. Skriaudėjas. John Higley, komikas poetas. Manau, kad jutau kažkokią pagarbę baimę. Buvau vienas iš 5 geriausių mušeikų mokykloje. Mano rankos buvo labai plonos, kai mokiausi vidurinėje. Tada buvau įsimylėjęs tokią mergaitę. Bet nesugebėjau jai to pasakyti. Todėl erzinau ją. Spriktavau, ar įspirdavau. Tik niekada nesakiau, kaip jaučiausi. Tai vykdavo kasdien. Kiekvieną dieną eidavau mokyklą ir taip elgdavausi. Nes norėjau su ją bendrauti. Ir mūsų vienintelis bendravimas buvo patyčios. Pusė visų skriaudėjų yra moteriškos giminės. Nicola Mansfield Smith. Mes ją erzinom garsu, garsų sąskambių, o vienintelis žodis tame garse buvo mergaitės vardas. Ir visi klasėje prisijungdavo prie mūsų, nes akivaizdu, žodžiai buvo labai lengvi. Kiekvienas klasėje prisijungdavo, tiesiog sakydavo jos vardą, taip kaip mes. Ir net jei mokytojas eidavo į klasę, vis tiek tęsdavom šitą garsą. Skriaudėjas. Priekabiavimas gali būti fizinis, mušimas, spardymas ar daiktų atiminėjimas. Žodinis, pravardžiavimas, įžeidinėjimas, rasistinės užuominos. Netiesioginis, apkalbos ar sąmoningas žmonių ignoravimas. Tai visada skaudina. Žmonės, iš kurių tyčiojamasi, gali jaustis labai nelaimingi, kartais net beviltiški. Luisa Story. Visa tai prasidėjo, kai rašiausi savo pasirodymui. Beveik su nieko nebendravau, kadangi po mokyklos repetuodavau, taigi nebėjau su draugais namo po pamokų. O kai viskas baigėsi, jie nebepriėmė manęs atgal. Vivian Story, Luizos mama. Luisa buvo labai aktyvi, nerūpestinga, turėjo pasisekimą ir mokykloje jai gerai sekėsi. Buvo įsitraukusi į daugybę veiklų. Grojo klarnetų mokyklos orkestre, lankė dramos būrelį. Buvo užsiėmusi, laiminga, mėgstati bendrauti. Maloni mergaitė. Jie atrodė taip, tarsi visai neturėtų problemų. Kartą jie atbėgo pas mane per pietus ir papasakojo, kaip kažkokia mergina per rytinę pertrauką koridoriuje ją užsipuolė. Luisa buvo išsigandusi. Jie jautėsi nebesaugi mokykloje. Aš maniau, kad mokykloje jai nieko blogo negali nutikti, bet... Aš netoli mokyklos dirbu, 5 minutės pėstute, ir nieko nežinojau. Vėliau apie 4 valandą ji labai susijaudinusi tiesiog įlėkė į mano kabinetą.
Ji buvo isteriškai išsigandusi. Ta pati mergina kartu su 20 žmonių kompanija laukė jos prie mokyklos, tiesiai priešais pagrindinį įėjimą. Ir kai Luiza išėjo, jie apsupo ją ir užsipuolė. Visi 20 žmonių iš jos tyčiojosi. Kai prisimenu tą jos gyvenimo laikotarpį, ji jautėsi tikrai sugniuždyta. Ir neatrodė, kad jie priimtų ją atgal į savo ratą. Lapkričio 10. Buvo labai tamsi, niūri diena. Daug lijo. Parėjau, uždegiau šviesą ir šūktelėjau Luizą. Ji visada atsiliepdavo iš viršaus labas. Ji visada būna savo kambarį. Ji gyvena tame kambarį. Bet tą kartą ji neatsiliepė, o aš žinojau, kad ji viršuje. Nusirengiau paltą, buvau permirkusi. Tai buvo siaubingas vakaras. Kai užėjau į jos kambarį, jame degė tik maža lemputė. Ji pati susmukusi sėdėjo kambario kampe. Iškart supratau, kad įvyko kažkas labai negera. Ji žvelgė į tolį. Atrodė, tarsi būtų kitoje planetoje. Jos akis buvo negyvos. Atrodė, tarsi ji būtų mirusi. Mane apėmė siaubas. Pirmiausia, patikrinau šiukšlių kibirą, kur radau tuščią paracetamolio dėžutę. Aš nieko nežinojau apie paracetamolį. Nežinojau, kuo skiriasi perdozavimas paracetamoliu nuo perdozavimo aspirinu. Nieko apie tai. Taigi surinkau greitosios pagalbos numerį. Ir po 20 minučių jie jau buvo pakeliui į ligoninę. Ten ji prabuvo 4 dienas. 4. dieną atliko tyrimus. Ačiū Dievui, jie atsigavo. Suspėjome padėti. Ir 4. dieną ją išleido. Luiza Story. Man buvo bloga nuo to, kokia aš buvau. Norėjau ištrūkti, pabėgti. Mokykloje bendravau su draugais, bet iš tiesų jaučiausi klaikiai. Puikiai tai slėpiau. Klasės draugai buvo šokiruoti. Visi manė, kad man viskas gerai. Tiesiog mokykloje aš elgiausi normaliai. Nelaikykite to savyje. Aš laikiau visą tai savyje ir manęs tai niekur nenuvedė. Nieko blogo, jei kam nors išsipasakoji. Kai išlieji širdį, kai kažkas žino, pradedi jaustis geriau. Tik nelaikykit visko savyje, nes jei viduje susikaups per daug, tiesiog palūšite. Per metus 10 vaikų nusižudo dėl patyčių mokykloje. Daug daugiau bando nusižudyti. Skriaudėjai. Į patyčias turi būti žvelgiama rimtai. Mokyklose su jomis neturi būti taikstomasi. Reikia sudrausminti skriaudėjus. Ir prie to gali prisidėti kiekvienas. Jei iš tavęs tyčiojasi ar matei, kad yra tyčiojamas iš kito vaiko tavo mokykloje, papasakok apie tai kam nors, kuo pasitiki. Kai pasidalyji savo problemą, nebe taip sunku pradėti ją spręsti. Daug paprašiau pasipriešinti skriaudėjams, jei žinai, kad tave remia kiti. Ką bedarytum? Nekentėk tylėdamas.
Jei iš tavęs tyčiojasi, nekentėk tyloje. Kam nors apie tai papasakok. Pasakyk tėvams, mokytojui, ar bent jau pasidalink savo problemomis su draugu. Jei skriaudėjams bus leidžiama išsisukti, tikėtina, kad jie taps dar blogesni. Ką mokykla gali padaryti, kad sustabdytų patyčias? Ackland Bagley mokykla Šiaurės Londone sukūrė patyčių prevencinę programą, kurią vadina ABC. Eliza Smith. Aš dirbu Ackland Bagley bendrojo lavinimo mokykloje Šiaurės Londone. Mes turime 1300 mokinių. Mokiniai labai įvairūs. Klasėse mokosi skirtingos kilmės tautybės mokiniai. Taigi mums atrodo, kad patyčių prevencinė programa yra ypač svarbi mūsų mokykloje. Yeah. What are you talking about? I didn't do anything, it's you. You didn't do anything? Oh my god, you're so Larry. I mean, all the time you just come up to me. How are you really catching me out? ABC konsultantė. ABC tai Ackland Bagley programos dalis. Programą pradėjo 4 žmonės, o šiuo metu jų jau yra 40. Kaip jums atrodo, kaip jautiesi, kai prie tavęs kabinėjasi ir tyčiojasi? Niekas tau nepadeda. Esi vienas pats. O skriaudėjo pusėje yra visi kiti. Tik tau niekas nepadeda. Gali jaustis labai nesaugus. Jautiesi tarsi spąstuose. Tarsi niekam negalėtum pasipasakoti, kad iš tavęs tyčiojasi. Jautiesi labai nelaimingas. Nori atkeršyti. Jautiesi bejėgis ir manai, kad jie siaubingi. Žmonės ABC programoje gali dalyvauti labai įvairiai. Gali būti konsultantais, arba dalyvauti pradinėse užsiėmimuose, arba tiesiog užsiimti viešinimu. Yra daug būdų, kaip galima prisidėti. Gerai, man reikia 7 labai drąsių savanorių. Bavi Hillel. Priežastis, dėl kurios pamanėme, kad verta leisti vyresniems mokiniams vesti užsiėmimus, yra ta, jog jauni žmonės atėję į mokyklą labiau pasitikė savo bendramžiais, negu dramos mokytojais ar mumis, užsiėmimų vadovais. Dramos pamokos leidžia mokiniams kalbėtis apie patyčias draugiškoje ir saugioje aplinkoje. Užsiėmimai pradedami taip vadinamais apšilimo žaidimais, kur vaikai pratinasi prie savo balso ir įpranta kalbėti. Toliau vyksta improvizacijos. Vedėjai paprašo dalyvių nupiešti, kaip jų manimų atrodo skriaudėjas. Vaikai nupiešia, kaip skriaudėjas gali atrodyti. Ir visa grupė dalyjasi savo nuomonėmis. Po to mokiniai piešia, kaip skriaudėjas verčia juos jaustis. Rezultatai kartais būna neįtikėtini. Įsitraukiu į tokius užsiėmimus, nes manau, kad tai puikus būdas pradinės mokyklos mokinius paruošti viduriniai mokyklai, padėti jiems suprasti, kad yra daugybė būdų, kaip galima tvarkyti su patyčiomis. Mes jiems padedame patiems surasti sprendimus. Mes neteikiame patarimų, jie patys juos randa. Jaučiu, kad bet kokia pagalba, kurią kam nors galiu suteikti, net vieninteliam žmogui, yra verta mano tam skirto laiko. Esu ABC narys jau gana ilgai. Smagu stebėti, kaip mokykla pasikeitė. Žmonės tapo labiau pasitikintis ir daugiau žino apie patyčias. Kiekviena mokykla gali išmėginti mūsų mokykloje sukurtą schemą. Svarbiausia, kad įsipareigotų visa mokykla, o ne keli mokytojai. Į patyčių prevenciją turi įsitraukti ir mokytojai, ir personalas, ir mokiniai. Jonathan Coles, mokymo konsultantas. Manau, kad mokyklos, kurios į patyčių problemą žiūrėjo rimtai, sugebėjo užkirsti joms kelią. Yra mokyklų, kurios didelį dėmesį skiria bendradarbiavimui ir grupiniam darbui, vaikų įtraukimui į veiklą, siekiant bendro tikslo. Vienas iš būdų, kurį taiko mokyklos, yra taip vadinamas cikliškas laikas. Labai svarbu vaikams suteikti erdvę. Svarbu kalbėti apie savo jausmus, diskutuoti apie įvairias problemas ir išklausyti vieniems kitus.
Tai skatina bendrumo jausmą, kurį galime apibūdinti mes rūpiname savimi ir kitais. Ypač naudinga mokyti vaikus, dažniausiai vyresnius moksleivius, spręsti konfliktus, kylančius tarp grupių ar individų. Patyčios nėra privaloma paauglių gyvenimo dalis, jų galime išvengti. Svarbu tai atminti. Tėvai, stebėkite ženklus. Prisligta nuotaika, prasti pažymiai, pamokų praleidinėjimas. Pasirūpinkite, kad jūsų mokykloje veiktų efektyvi patyčių prevencijos programa. Kiekvienas mokykloje yra už tai atsakingas. Skriaudėjai privalo suvokti, kad jie skaudina ir kad galima užkirsti tam kelią. Dažniausiai pokalbis su skriaudėju ir paaiškinimas, kokią skriaudą jis daro, padeda jį sustabdyti. Tačiau kartais konfliktui spręsti dialogo nepakanka. Tuomet gali prireikti stipresnių priemonių. Netgi pašalinti iš mokyklos. Priede rasite adresus tų organizacijų, kurios jums gali suteikti naudingos informacijos apie patyčias.